LRT radioteka, radio laidos, tinklalaidės, muzika. Vakaro pasaka. Yra žmonių, kurie mano, kad kilimų labai lengvas gyvenimas. Bet tai netiesa, netikėkite jais. Ir jei pradės jums šnekėti, kad kilimai ištisą dieną nieko neveikia, tik tai guli, paklauskite jų. O ar neteko girdėt apie skraidantį kilimą? Tuoj pradės įsisukinėti. Sakys, žinoma, girdėjo apie skraidantį kilimą, kiekvienas apie tai ką nors girdėjęs. Bet juk vienas malonumas oru lakioti. Matote, koks puikus kilimų gyvenimas. Nepertraukite jų, tegu išsikalba, o paskui paklauskite. Kaip jūs manote, kodėl toks kilimas nei iš šio, nei iš to pradeda skraidyti? O dabar tai jums nieko neatsakys, nes niekas apie tai negalvojo. O jūs atsikosėsit ir pradėsite pasakoti. Gyveno kartą mažas raudonas kilimas. Ne kaip jam klojosi. Gulėjo ant šaltų grindų, vieną ausį slėgė stora pianino koja, o ant sprando stovėjo staliukas ir kėdė. Čia valgydavo Andrius. Ir tai buvo valgymas. Viskas krisdavo iš lėkštės. Ryžiai, bulvės ir pomidorai, kartais ir šakutė. O kai maumodavo bandelę, visą kilimą nubarstydavo trupiniais, nes be paliovos sukinėdavosi į visas puses. Nėra labai malonu, kai pribyra trupinių už apykaklės. Jie kutena ir graužia, visai kaip plaukai sugrįžus iš kirpyklos. Tik tai į kirpyklą vaikščiojate kartą per 3 savaites, o trupiniai byrėdavo kasdien. Ir kilimas negalėdavo net pasikasyti, kol nelikdavo vienas kambaryje. Ir įsivaizduokite, be viso to, dėl nelemtų trupinių, jis dar dažnai gaudavo lupti pakabintas kieme, lyg būtų barstęs patsai, o ne Andrius. Neteisybė tai ir skriauda, galvojo pianinas, stalas ir kėdė, o mažasis raudonas kilimas tik tai dūsaudavo, ašaros pakibdavo ant blakstienų ir sakė sau, kad gyvenimas ne rožėmis klotas. Kartą per vakarienę Andrius valgė džiūvėsius, trupiniai byrėjo tartum sniegas ir gulė ant kilimo ištisom pusnimis. Tai bent gausiu rytoj į kailį, galvojo mažas raudonas kilimas ir dūsavo, nes trupiniai labai graužė, bet paskui jam toptelėjo. Kodėl jis turėtų kankintis iki ryto ir laukti pylos? Tad kai visi miegojo, gražiai paprašė pianino, stalo ir kėdės, kad bent akimirkai pakeltų kojas. Atsistojo, atsargiai išėjo į kiemą
ir ten į valias išsipurtė kaip šuniukas, kai išlenda iš vandens. Bet kai kuriais trupiniais taip ir nepavyko atsikratyti, nes Andrius įmynė juos kojomis. Turėsiu sukviesti paukščius miegančius medžiuose, tarė sau Kilimas ir tylutėliai sušvilpė, kaip vien kilimai moka švilpti. Mažai naudos, paukščiai sucypsėjo ir toliau pūtė į plunksnas, o mažas raudonas Kilimas toliau švilpčiojo. Išgirdo katė, turinti jauslias ausis, nusileido nuo stogo ir sako: Ko čia dabar naktį švilpauji? Noriu paukščiukus pažadinti, paaiškino Kilimas. Turiu jiems džiūvėsių trupinių, tikriausiai mėgsta tokius. Gal būtum gera ir pažadintum juos. Tik prašau atsargiai, žinai, kad paukščiai bijo kačių. Būk ramus, tarė katė. Įsikorė į medį, pažadino paukščius ir paklausė: Gal norėtumėt džiūvėsių trupinių palesti? Yra čia toksai Kilimas. Paukščiai buvo dėkingi Kilimui ir katei. Buvo labai dėkingi, nes jie beveik visada alkani, o džiūvėsių trupinių retai teragauna. Pažiūrėkite tik, pasakė rytą mamytė. Mūsų Andrius pagaliau gražiai valgyti išmoko. Nė vieno trupinėlio ant kilimo. Tai man patinka. Šitai tau. Andrius buvo pagirtas ir gavo 2 didžiulius vaflius. Žinoma, neteisybė. Pagirimo nusipelnė Kilimas, o ne Andrius, galvojo pianinas, stalas ir kėdė. O mažas raudonas Kilimas tik tai atsiduso. Andrius puolė doroti vaflius, net už stalo neatsisėdęs, ir taip baisiai trupino, kad nubarstė Kilimas skersai ir išilgai. Vaflių trupiniai labai geri trupiniai, bet kai jie byra ant sprando, patys blogiausi pasaulyje. Jie visiškai nukamavo Kilimą. Na, man pakaks, tarė sau, ir visiems užmigus gražiai paprašė pianino, stalo ir kėdės pakelti kojas, išėjo į kiemą, prisišvilpė katę, katė pažadino paukščius ir prabilo jiems Kilimas. Visas esu aplipęs trupiniais. Galite juos sulesti. Tai geri vafliniai trupiniai, geresni negu paskutinį kartą. Bet ir man padarykite paslaugą. Nebenoriu likti čionai. Tai negyvenimas. Būčiau labai dėkingas, jeigu nuneštumėte mane tenai, kur vaikai moka valgyti. Tai visai nesunku, atsiliepė paukščiai. Visur mes skraidome, žvalgomės pro langus ir žinome, kaip vaikai valgo. Kitame miesto gale gyvena viena mergaitė. Ji labai gražiai valgo ir niekada netrupina. Gerai, sutiko Kilimas. Išlesiokite trupinius ir skrendame. Paukščiai išlesiojo vaflinius trupinius, o raudonasis Kilimas tarė katei: Dėkoju tau, visada tave prisiminsiu. Džiaugiuosi dėl tavęs, atsakė katė. Manau, kad ta mergaitė tikrai gerai išauklėta. Paukščiai snapeliais pakėlė Kilimą ir nuskrido su juo virš namų stogų ir miesto gatvių. Jau artinos rytas, kai kas ėjo į darbą, pradėjo važinėti tramvajai, o prie pieno parduotuvės stovėjo pardavėja ir dairėsi į dangų, koks šiandien bus oras. Bežiūrėdama, pamatė skrendantį Kilimą. Pažiūrėkite tik, nustebo, net nemaniau, kad kilimai skraido. Turiu ir kitiems pasakyti.
Ir kai mamytės atėjo pirkti pieno, papasakojo joms apie skraidantį kilimą. Tad visi dabar apie tai sužinojo. Bet kodėl mažas raudonas kilimas skrido? Ir kur skrido? Ir kad jį snapeliuose nešė paukščiai, pusryčiams prilesę vaflių trupinių. Tai mažai kas žinojo. Daugiau pasakų vakarupasaka.lt